Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir aš noriu jūs pasveikinti įsijungus kone linksmiausią šio kanalo video, vienintelį ir nepakartojame turbūt, tai pokštai kolegoms su kompiuteriu. Noriu priminti, kad visi šie pokštai gali vienaip ar kitaip pakenkti jūsų kolegoms, jie gali prarasti savo darbus, persikraus kompiuteriu, jie gali susinervuoti ir sulaužyti savo kompiuterį arba net jūsų nosį, taip kad šiuos patarimus naudokite atsakingai. Ir žinoma, jeigu jūsų kolega ar draugas ar giminaitis neturi šiokio tokio humoro jausmo, su jo kompiuteriu geriau nejuokauti. Taip, bet jeigu vis dar norite iškrėsti šunybių, tai pradėkime. Pirma šunybė. Pakeisti Internet Explorer ikoną į shutdown mygtuką. Taigi dažniausia visi turi Internet Explorerį ant desktopo ir dažniausiai tai yra vartotojai, kurie per daug nežino, kas ten tas kompiuteris, ten, kaip jis veikia ir panašiai. Tai paėmė įsijungė Explorerį, nuėjo į internetą ir savo naršo, ne? Taip, tai ką mes galime padaryti, tai sukurti tokią pačią arba panašią ikoną, kuri vietoj to, kad paleistų Internet Explorerį, išjungs jūsų kompiuterį. Tai yra ne jūsų, o jūsų draugų. Taip, tai ką reikia daryti, spaudžiame tiesiog dešinį pelės klavišą ant desktopo, New, ir matome shortcut. Ir čia mums reikia rašyti štai šį tekstą. Apie shutdowno komandą pamokėlę jau dariau anksčiau, tiesiog shutdown -s reiškia, kad kompiuteris bus išjungtas, -t reiškia po kiek laiko bus išjungtas, šiuo atveju 18 000 sekundžių, tai yra pusė valandos. Ir -c komentaras, čia galite tarp kabučių įrašyti, ką norite. Taigi copy paste, spaudžiame next ir pervadiname šitą shortcutą į Internet Explorer. Tai pašalinkime seną Explorer ikoną. Finish. Taip, ir dabar matome, kad mums sukūrė ikonėlę, kuri nėra panaši į internetą, tad mums reikia dešinį pelės klavišą ant jos paspausti, Properties ir va čia Change Icon. Okay. Ir dabar iš šito sąrašėlio mums reikia susirasti Explorerio ikoną. Nu, kur tu? Kur tas internetas? Štai. Panašu. Ok. Voila. Turime Internet Explorerį žudiką. Taip, tai dabar paspaudus 2 kartus ant šios ikonos, matome, kad gavome pranešimą prie laikrodžio. Šis pranešimas ant Windows 7 šiek tiek skirsis, man atrodo, ten turėtumėte gauti atskirą lentelę ir čia matome tiesiog pranešimas, kad jūsų kompiuteris bus išjungtas ir jūsų komentaras. Norint jį nukancelint, šitą išjungimą, galima, aišku, perkrauti viską, išsaugoti ir perkrauti savo kompiuterį, arba nueiti į command promptą ir parašyti, kaip jį rasti, galiu irgi parodyti dar. Tai spaudžiame start, cmd rašom, enter, shutdown, -a, abort ir matome log off cancelled. Taigi, mano kompiuteris nebeišsijungs. Taigi, ši baika yra šiek tiek pavojinga. Galima, aišku, padaryti, kad kompiuteris išsijungtų iš karto. Tiesiog pakeičiame laiką į 5 sekundės ar kiek norite. Bet jeigu jūsų kolega dirbo su svarbiais dokumentais ir jo kompiuteris išsijungė, tai šita baika jums gerai nesibaigs. Antras pokštas. Šitas labai senas yra, laiko patikrintas, todėl žmonės, kurie šiek tiek nusimano apie kompiuterius, šį pokštą labai greitai atskirs, kad su jais yra pokštaujama, bet vis tiek galite pabandyti. Taip, tai ką mums reikia padaryti, tai desktopo screenshotą padaryti ir jį uždėti kaip wallpaperį. Ir plus dar, aišku, galime ten pridaryti visokių nesąmonių. Taip, tai ką mes galime padaryti, tai kad atrodytų realiau, atidarome porą notepad'o langų, galime atidaryti kokią nors programėlę irgi, taip sumažinam viską. Maždaug. Galim čia parašyti ką nors. Jūsų kompiuteris buvo nulaužtas, tarkime. Misteris
hakeris. Taip. Tai dabar paspaudžiame print screen klavišą ant savo klaviatūros, tada einame į Paint'ą. Paste. Matome, turime viską tą patį. Išsisaugome šį screenshotą. Dabar viską galime uždaryti. Šitą uždarom. Ir mūsų screenshotas yra štai čia. Taip. Tai dabar mes jį galime atsidaryti ir matome viskas kaip ir buvo. Dabar tai lieka užsidėti kaip backgroundą. Tiesiog dešinį paspaudžiam, set as desktop background. Boom. Ir pažiūrėkime. Štai viskas puikiai atrodo, bet visos ikonos yra priekyje. Taip, tai ką mums reikia padaryti, jas pakavoti. Taigi spaudžiame dešinį ant desktopo, view ir show desktop icons. Nuimame šitą varnelę. Ir viskas. Dabar jūsų kolega ateis prie kompiuterio, kas čia per velnias. Ir nieko neina išjungti. Ir nieko neina atidaryti. Niekas netgi neveikia. Senas geras bairis. Taip pat galima pakavoti startą, jeigu norit. Ant Windows 8 regis neina, bet ant Windows 7 ar XP seniau eidavo, jeigu eina į štai taip keisti, tada eidavo nutempti tiesiog žemyn ir jisai pasikavodavo. Arba galima tada Auto Hide taskbar, Apply. Ir matome, čia pradės darytis visokios nesąmonės, kai nuvažiuos jūsų kolega į žemyn. Ko gero geriau palikti taskbarą kaip yra, nes jisai gali atskirti, kad kažkas čia negerai. Taip pat, jeigu norite šį pokštą padaryti dar geresniu, galite šį screenshotą apversti aukštyn kojom. Taip, tai edit, rotate, 180 laipsnių, išsaugom, opa, set as desktop background, vople, view, pakavojame ikonas ir viskas aukštyn kojom. Aišku, startas nepasikavoja ant 8 Windowsų, bet vis tiek visai linksma. Taigi su desktopu ir screenshotu tiek tikriausiai. Sekanti baika. Pelė. Su pele galima pridaryti milijoną išdaigų, taigi keletas jų. Pelės nustatymai. Aišku, pelę galime pasidaryti kairiarankiui arba dešiniarankiui. Taigi paspaudžiame Start, įrašome mouse ir čia va, matome yra mauso nustatymai. Ant 7 Windowsų irgi tas pats bus ir matome Switch Primary and Secondary Buttons. Taigi čia kairiarankiam ir dešiniarankiam šis nustatymas, pažymime, spaudžiame Apply ir neina man paspausti Apply su kairiu klavišu, nes dabar pagrindinis klavišas yra dešinys, taigi spaudžiu dešinį ir matome man dabar, nematote, bet aš turiu nuspausti dešinį, kad galėčiau paslinkti šitą langą, taigi klavišai susikeičia. Kad būtų dar linksmiau, galima dar pakeisti kai ką. Taigi galima šį pakeisti meniu, kaip greitai reikėtų paklikinti ant katalogo, kad jis atsidarytų. Taigi jeigu uždėsite labai greitai, kai kas, jeigu pripratę lėčiau klikinti, tiesiog nesidarys, sakysiu, sugėdo mano pelė. Taip, tada pointeriai. Su pointeriais irgi galima daug ko pridaryti, ko gero paprasčiausia būtų tiesiog pakeisti normalią pelę, spaudžiame Browse, į Busy ikoną, Open ir Apply. Taigi dabar matome, kad mano pelė yra, šitą atsikeisiu, nes nebeveikia čia maniks. Taigi matome dabar pelės ikona yra galvojimo simbolis, mano kompiuteris visada galvoja. Ateis jūsų kolega prie kompiuterio, žiūri, galvoja kažką, ir sėdės pusę valandos, lauks, kol jisai baigs galvot. Bet jisai nebaigs. Taip. Tada, ką čia dar galime pakeisti? Šios nustatymus gan greitai visi sužinos, kas čia yra. Ratuko skrolinimo greitis. Galima čia nustatyti ką nors kvailo, kaip 3000, tarkime, dar rašom keletą nulių ir tada vos pasukus pelės ratuką, jinai prasuks ne 3 eilutės, o 3000 eilučių, taigi daug greičiau viskas sukinėsis. Taip, tai atsikeičiu savo pelę, kaip buvo. Kuri mano buvo, šitą tikriausiai. Apply. Ok.
Taip pat galite, jeigu turite office ar namuose kitą USB pelę, ne USB, o Bluetooth pelę, galite ją prijungti prie savo kolegos kompiuterio ir tiesiog tada bus dvi pelės pajungtos prie kompiuterio ir jūsų kolega dirba su kompiuteriu, o jūs pajudinote antrą pelę ir tada pelės žymeklis pradės šokinėti kaip išprotėjęs. Ir žmogus pradės rautis plaukus, kas čia darosi, mano pelė sugedo. Ir kitas būtų užklijuoti pelės lazerį, šitas labai paprastas ir gan greitai visi pamato, bet tiesiog paimate šiek tiek lipnios juostos, galima pabandyti labai čiučiut užklijuoti ant lazerio ir tada pelė arba iš viso neveiks, arba labai blogai veiks. Tai jeigu labai gerai užklijuosite lipnę juostą, tada labai blogai pelė veiks. Ir apie šitą mouse pointerį pakeitimą jau kalbėjau. Šitas gan gerai veikia su screenshotu desktopo. Uždedate mouse pointerį, kad kompiuteris galvoja ir tada žmogus atėjęs bando kažką klikinti. Kursoris rodo, kad galvoja ir nieko paklikinti neina, tada vadinasi, kad kompiuteris galvoja. Tai štai tiek su pele. Kitas būtų ekrano landscape nustatymas. Taip, tai ką mes galime padaryti? Pirmiausia, gal atsikeiskime backgroundą, ką nors paprastesnio. Taip, ok. Užsidėkime atgal ikonas. Ir dabar galime nueiti į Screen Resolution meniu. Ir čia matome yra Landscape, Portrait, Landscape Flip, Portrait Flipped. Taigi galime uždėti vietoje Landscape, Portrait. Ir matome, bus mūsų monitorius paverstas, taigi spaudžiame Apply. Wow! Pažiūrėkit, kas čia darosi. Taip, tik reikia spėti per tam tikrą laiką paspausti Keep Changes. Jeigu ne, tai viskas atsikeis atgal. Kolega nusilauž sprandą, bandydamas atkeisti šį ekrano nustatymą, o jeigu nežino, kas čia darosi, tai iš viso sakys, sugedo mano monitorius. Galima Landscape Flip tada padaryti irgi, pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Taip, šitas irgi geras. Šitas ko gero gerai veik turėtų su pakavoti desktopo ikonas, uždėti tą screenshotą aukštinkojom, labai gerai susikombinuotų. Taip, tai tiek apie ekrano vartymą. Jūsų kolega gaus gerą kaklo mankštą, sugrįžęs prie kompiuterio. Kitas pokštas. Word'e arba kitoje programoje, kur jūsų kolega dirba su tekstu, dažniausiai yra autocorrect arba gramatikos taisymas. Taigi tą autocorrect ten eina įterpti žodžius, kuriuos automatiškai jūsų Word'as ar kita teksto redagavimo programa taisys automatiškai. Taigi ten įrašote vieną žodį, kurį parašysite ir tada jį parašius, jisai automatiškai bus pakeistas į kitą žodį. Veikimas aišku bus skirtingas, tad turėsite pasižiūrėti, išmokti dirbti su ta programa, kaip ten reikia įterpti kažką. Na žodžiu, idėja tokia, kad į autokorektą įvedate žodį labas, kuris būtų automatiškai taisomas į žodį, tarkime, iki. Ir kiekvieną kartą, kai jūsų kolega parašys Word'e labas, jis bus automatiškai pakeistas į iki. Kitas triukas – sukurti Task Scheduler operaciją, kad paleidinėtų, tarkime, programas kas 5 minutės ar panašiai, arba bet ką praktiškai galima ten įdėti. Taigi, nueiname į startą, čia įrašome Task Scheduler, Schedule Task matome. Ant Windows 8 ir 7 čia bus viskas panašiai. Ir tada čia tiesiog reikia sukurti Basic Taską. Create Basic Task. Taip, tarkime, pavadiname išdaigą. Next. Čia galime nurodyti, kaip dažnai šis tas veiksmas bus atliekamas. Tarkime, kasdien paliekame. Galime nurodyti kada. Ir tada Action. Tarkime, pradėti programą. Next. Ir tada Browse. Ir pasiėmėme, tiesiog reikia susirasti programą, kurią norite. Tai aš pasirinku beleką. Ir Next. Ir matome, kad beliko sukurti šį automatišką programos paleidimą. Ir jisai bus paleidžiamas kasdien.
16:47 ir bus paleista štai ši programa. Įdomu, ar eina keisti kaip dažnai. Regis ant 8 Windows'ų neina padaryti, kad tas pats veiksmas būtų atliekamas kas 5 minutės. Na, kasdien, kartą į dieną irgi neblogai. Taip pat galite sukūrę šį taską, matome, atsirado čia, išdaiga. Tokių išdaigų galime prikurti daug ir jos paleidinės automatiškai programas. Tiesiog vartotojas sėdės prie kompiuterio ir galvos, kas čia darosi, automatiškai atsidarinėja puslapiai. Norintės ištrinti, tiesiog dešinį ir delete. Taip, tai štai tiek su automatiniu programų atidarimu. Reikėtų tada kurti, jeigu tarkime kas 5 minutės, tai reikėtų sukurti atskirus taskus kas 5 minutės ir tada pasileidinės viskas kas 5 minutės.